prašom žuvusių atminimą pagerbti tylos minute. Ačiū. Norėčiau žodį suteikti Respublikinės organizacijos pirmininkui Juozui Natulkevičiui. Gerbiami Afganistano karo veteranai, gerbiami rokiškėnai, Seimo nariai, taip pat miesto gyventojai. Šiandien mes susirinkom dar kartą užversti vieną istorijos puslapį, prisimindami mūsų tą nelengvą dalę tarnybą Afganistane. Kaip minėjo Eimantas, į šio pastato buvo siunčiama ne tik į Afganistaną, bet į visus karinius konfliktus. Per visą tą karą tęsiasi propaganda, kad tai buvo internacionalinė pareiga ir panašiai, bet visi puikiai žinom, kad kiekviena tauta kovojo savo laisvę ir mes buvom paprasčiausia ne savo norų priversti ginti kitos tautos įsipareigojimus, teisės, jų norus ir panašiai. Šiandien dar kartą norėtųsi prisiminti tuos, kurie negrįžo, o jų tikrai iš mūsų 97 iš Lietuvos yra negrįžę, tiksliau grįžę cinkiniuose karstuose. Tokią gražią dieną pagerbti tų žmonių, apie kuriuos jūs jau minėjot tuos skaičius. Tai yra pliki skaičiai, už kurių slepiasi sudėtingi gyvenimo likimai, žmonių istorija, gyvenimas ir mirtis. Tikrai šitas pastatas visiems mums rokiškėnams puikiai žinomas. Nuo pat pokario metų čia veikė karinis komisariatas, iš kurio mes visi iškeliaudavom į skirtingas valstybės net, ne tik tai plačią Tarybų sąjungą tuometinę. Man šiandien labai nustebino ponas Adamonis, kuris čia stovi, kuris pasakė, kad aš irgi sakau, kuo tau šitą šventę brangi. Aš sako, dalyvavau Korėjos kare, o jo sūnus šiandien vairuoja mūsų karinių oro pajėgų lėktuvą Spartan, su kuriuo aš 2007 metų rudenį antrą kartą buvau nuskridęs į Afganistaną pasižiūrėti prisimintos 81 metus. Nieko malonaus. Tai mano irgi prisiminimai iš šito komisato lygiai tokie pat, kaip ir visų čia susirinkusių rokiškėnų. Taip jau sutapo, kad mane pakvietė į kariuomenę būtent 79 metais. Liepos 16 dieną iš čia išvažiavau, o visiems puikiai žinoma, kad 79 metų gruodžio 25 per mūsų kalėdas prasidėjo tas nelaimingas karas. Aš labai domėjausi visą šitą istoriją Afganistano karo. Yra žmonių, kurie žuvo pačią pirmąją karo dieną, skrisdami iš Panevėžio Pajuosės aerodromo Il-76 lėktuvais atsitrenkė į valas ir žuvo. Žuvo kareiviai, mūsų kraštiečiai, žuvo karininkai tų lėktuvų visos įgulos. Mano pabuvimas Afganistane toks epizodinis pusantro mėnesio, bet aš prisiminsiu tą viską visam gyvenimui. Noriu padėkoti Jums už tai, kad Jūs esat dar visi krūvoj, esat vienas kumštis, kad vienas kitą palaikot, vienas kitą suprantat. Man teko prieš porą gerų savaičių dalyvauti Vilniaus miesto karo veteranų tame pačiame paminėjime, kur buvo pristatytas naujas filmas Afganų sindromas, kurio aš vieną kopiją tikriausiai Virginijus gavai. Jo, pasižiūrėkit iš tikrųjų, kada žmonės dalinasi šiandien prisiminimais, o dalis žmonių, manau, ir tarp jūsų, dar šiandien tebekariauja. Tebekariauja mintyse, tebekariauja sapnuose, prisimindami tas dienas. Ačiū Jums už Jūsų tą veiklą. Tikrai aš noriu pagirti ir padėkoti Rokiškio veteranams, kurie galbūt, nesuklysiu pasakęs, vieni iš aktyviausių Respublikoje. Tai, kad sakant, šlovė ir garbė Jums. Linkiu visiems geros dienos šiandien, svečiams pasibuvimo Rokiškyje gero. Na ir ką, sveikatos, nes po tokių gyvenimo sukrėtimų, sveikatos klausimai šiuo metu, jau Jūs esat nebe 18-mečiai, 20-mečiai, kokie buvo tada, sveikatos klausimai jų matyti yra svarbus. Ir su švente
visų Rokiškėnų vardu tikrai sveikinu iš atvykusius, praleiskit tikrai šitą dieną, prisiminkim tas dienas ir kad to, nedaug dievė, daugiau gyvenime nepasikarto. Matyt, mes to visi labai norim. Ačiū, sėkmės jums visų. Tik kad apie 15 000 žuvusių, neskaitant sulošintų, dingusių, be žinios ir panašiai. Dabar kiek jau amerikiečiai su visa koalicija jau kariauja. Vien amerikiečių jau žuvė apie 4-5 tūkstančius. Ir šio karo matyt ne viena valstybė, kokia jį galinga bebūtų. Kaip tuo metu save galinga skaitėsi sąjunga, kaip skaitosi šiuo metu Jungtinės valstijos galinga pasaulio valstybė, matyt neįveiks. Ir tie sprendimai priimami, kad reikia išeiti iš tikrųjų. Sunku sutvarkyti tą visai tikėjimą, pripratinti juos prie naujos tvarkos ir panašiai. Aš pats būdamas 7 metais afganistaniečių policininkų, kurie mus ten lydėjo, saugojo, klausė. Tai vat sakau, prieš ką jūs dabar čia kovojat? Su kuo čia dabar kovojat? Aš sako, remiu dabartinę valdžią. Bet kalnuose talybai sėdi. Jeigu talybas nusileis į apačią, mus visus buvusius policininkus iššaudė. Tai matyt, ta kova, kuri prasidėjo jau daug metų. Tarybų sąjunga ne pirmoji buvo, kuri bandė užkariauti Afganistaną. Ir aš prisimenu tą pirmus šūkius, didžiulį pulko išrikiavimą ir pasakyta, kad mes einam vypilnat internacionalinį dolg. Buvo tokia mintis, kas iš vyresnių vyrų tuos pirmas dienas prisimenu buvo pasakyta. Nu, ten nuvažiuosim, 2-3 mėnesius nu maksimum. Arūnas Gudauskas. Algimantas Razbadauskas. Nėra. Taip, Arūnai, norėjai žodžią? Jo. Aš čia turiu. Iš Ukrainos prašė perduoti, prieš tą išradimo metinės, aš bendrauju su, yra Pisočin tokias miestelis Ukrainoje, šalia Charkovo. Ten, jie yra gana stipri komanda, kaip afganistaniečiai turi muziejų steigę, galingą. Tikrai gražus. Ukrainoje, atsiprašau, įsiterpsiu. Ukrainoje faktiškai kiekvienam kaimelį yra, kad ir vienas žuvęs, yra pastatytas paminklas, muziejų ten yra be skaičiaus, tikrai, kas pagerbimas, kas liečia afganistaniečius Ukrainoje, tai tikrai yra 100%. Nes jeigu vienas net žuvęs, yra pastatytas. Vasario 15 valstybinė šventė. Taip. Ir jų paskutinis buvo eksponatas, kelių metų darbas, tai pastatė BMP pirmą, tai ant paminklo, tai jie ten šventė, sakė, kelius metus. Nu ir jis sako, davai duok kelias pavardės vyrų, kurios stovi tą šventę, norėtum apdovanoti. Tai aišku, Juozai, tu esi nusipelnęs jau čia, mūsų tau priklauso. Paskui Eimantas, kas be ko. Ir Arūnas Kačkauskas, jis už tą parodą tikrai Taip, dabar norėčiau visiems susirinkusiems, yra galimybė po Rokiškio dvarą padaryti ekskursiją. Žinokit, tikrai verta jūs atvykę iš toliau. Rokiškio dvare tikrai yra kas pamatyti ir gerbiamas mūsų Valius Kazlauskas net pravestų ekskursiją. Jeigu kas norėtumėt, prašom. Tai va. Su kasoje, o ir tada reikia tai. Taip, o šiaip visus kviesiu į apačioj esančią salę. Nebent, atsiprašau dar, gal kas dar norit pasakyti žodį? Gal nesuteikiau? Kelis žodžius vis tiek gal pasakysiu. Audrius Bitelis. Vėlavom, kai visada tauragiškiai. Tai gerai, kad nelaukėt, žinom, kad visada vėluosim. Jo, iš tiesų tai aš labai džiaugiuosi, kad judėjimas mūsų tikrai neužslopo, nors čia buvo daug įvairiausių minčių, kad susiskaldysim, išsiskirstysim, išsivaikščiosim ir bus mums viską, žodžiu, ir nieko nepasieksim ir nieko niekada neturėsim. Užsispyrimas padarė tai, kad
per 10 metų pasiekėm vienus įstatymus, dabar atėjo palankus metas, mes turim afganistanietį Vytautą, dėl ko mes labai džiaugiamės, kad jisai vėl pateko į Seimą, didelios viltis ir tikiuosi, kad tie, kurie dabar stalčiuje pragulėjo 4 metus įstatymai, bus vėl ištraukti, vėl mes juos pajudinsim ir galbūt pavyks netgi apgalvoti, paruošti karinių veiksmų konflikto dalyvio tokį statusą. Nu, ar karo veterano čia diskusija reikalinga. Tai va, per šitas 4 metus ir tada sakysiu, kad mes tikrai labai daug esam pasiekę ir pakankamai. Visiems dar kart sveikatos, būkit visada tokie žvalūs, energingi ir svarbiausiai susitelkę, ką visą laiką sakau. Nepasiduokim jokiem priekaištam ir niekam ir drąsiai į priekį ir tikrai laimėsim ir turėsim tą, ką mums reikia, ką mes norime. Ačiū Jums ir tiek. Atsiprašau. Dėkui, ranką. Aš dar norėčiau vienam žmogui suteikti žodį. Šiandien mes minėjom vieną apie Afganistaną. Turim čia Čekijos pavasario